Ketvirtadienį, vasario 25 dieną įvyko Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos studentų atstovybės ataskaitinė konferencija. Konferencijos metu buvo patvirtintos veiklos ir finansinės ataskaitos, išrinkta nauja taryba bei naujas vadovas Mantas Liaudanskas. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro Donato Jankausko vadovaujama darbo grupė pateikė siūlymą nustatyti mokestinės lengvatas darbdaviams, kurie 1 metams į darbą priima jauną asmenį, kuriam ši darbovietė yra pirmoji. Pasak LSAS, tai būtų žingsnis skatinantis neemigruoti ir leidžiantis studentams įgyti praktinių žinių. Toks siūlymas turėtų žymiai mažiau neigiamų pasekmių nei minimalaus atlyginimo mažinimas visiems 18–24 metų pradedantiesiems darbuotojams. Vasario 26 dieną posėdžiavusi LSAS taryba laikinai sustabdė Vilniaus universiteto studentų atstovybės narystę organizacijoje. LSAS suabejojo, ar VU SA formuodama LSAS pozicijas remiasi daugumos VU studentų nuomonė. Kol nebus išspręstos tarybos narių iškeltos problemos, Vilniaus universiteto studentų atstovybės įgaliojimai formuoti studentų poziciją nacionaliniu lygmeniu bus sustabdyti. Kovo 1 dieną, pirmadienį, ISM vadybos ir ekonomikos universitete įvyko ISM SA ir advokatų kontoros Jurex konferencija apie verslo pradžią. Konferencijos metu buvo aptartos svarbiausios temos, kurias turi išmanyti pradedantieji verslininkai, tokios kaip bendrovės steigimas, mokesčiai, verslo finansavimas, darbuotojų darbinimas ir kitos.